Labas, sveikinu iš naujo filmuko po pertraukėlės šiokios tokios ir tie, kurie manęs nesekat Instagrame, galit būti šiek tiek nustebę matydami šią video antraštę. Tai taip, mūsų šeimą labai greitų metų papildys dar vienas vaikelis ir vis Instagrame žadėjau, kad nufilmuosiu ir papasakosiu, ką susidėjau į ligoninę, kaip antrą kartą gimdysite, kas pasteisino, kas ne. Tai pagalvojau, kad nufilmuosiu čionais, bus paprašiau tiek man filmuoti, tiek redaguoti, tiek jums paskui žiūrėti, negu kad story tenais kažkiam sekundžių susikirstyti, čionais galima bus sustabdyti, pabaigti vėliau žiūrėti, tai bus visiems žymiai patogiau. Tai pirmas dalykas, ruošiuosi natūraliam gimdymui, Marko gimdymas irgi buvo natūralus, tai dabar jokių indikacijų cezario pjūvių irgi kaip ir nėra. Aišku, visi mes žinom, kad gimdymo metu viskas gali pasisukti bele kuria linkme, bet ruošiuosi tiesiog natūraliam gimdymui, jeigu kažko paskui specifiško reikės prireikus operacijos, tai manau, kad man tikrai šeimos nariai Aurimas parūpins, bet kol kas ruošiuosi natūraliam gimdymui ir labiau kalbėsiu apie tai, kas man pasteisino būtent po jo. Lygiai taip pat kaip ir praeitą kartą viską susidėjau į dvi atskiras tašes, tai viena yra į gimdyklą, kita yra į palatą, tokios yra kaip ir rekomendacijos ir per mokymus prieš Marko gimdymą atsimenu pasakojau, kad į gimdyklą atsinešam gimdyklos rankinę, o po to po gimdymo tėtis atneša tarsi tos likusius daiktus, bet kažkaip mums sakė iš karto atsinešti visus, kai nuvarėm tada į priėmimą ir po gimdymo, po tų kelių valandų auksinių, jau iš karto nuveža ir palydi į palatą, tai jau su visais daiktais, žodžiu, kad pirmyn atgal nevaikščiot, kad ir vyras persirengtų su ten lauko rūbus paliktų, persirengtų į tapkes ir taip toliau. Labai tokią detalizaciją, ką pasiimti į palatą po gimdymo ir į gimdyklą neišsiplėsiu, kadangi pilnas Google'as, man atrodo, tų sąrašų, ką pasiimti, ko ne, labiau koncentruosiuosi tai, kas man pasiteisino ir kas nepasiteisino, manau, kad ir jums tai bus naudingiau. Tai pradėsim nuo gimdyklos. Šį kartą tokia nemaža rankinė į gimdyklą. Faktas, kad ten daiktų daug tikrai nereikia ir jų tikrai aš daug neimsiu, bet tiesiog čia susidėsim tiek Aurimas, tiek aš savo daiktus ir po to po gimdymo, jeigu viskas sklandžiai ir pagal planą, Aurimas į kažkokį atskirą maišiuką susidės savo daiktus, kažkokius likusius galbūt man reikalingus daiktus ir išveš namo, nes ligoninėje aš planuoju likti viena, o jisai grįš namo pas Marką. Tai pirmas dalykas, kas tikrai pasiteisino ir ką kartoju dabar, tai šitie maišeliai. Čianais yra iš Lidlo, bet yra ir Ikėjoje, greičiausiai yra kiekvienoje parduotuvėje, nežinau. Jie yra kaip ir daugkartiniai, nes užsisega ir atsisega, tai jie man pasiteisino ne tik ligoniniai, bet ir po to pirmais tais mėnesiais visur važinėjant, keliaujant su mažyliu, nes kažkaip būdavo tokie dalykai, kurie norėdavos, kad arba būtų tiesiog kažkur surūšiuoti, kaip pavyzdžiui sauskelnes, arba merliukai, kad tiesiog nesivariotų per visą rankinę, o būtų kažkur biški higieniškiau įdėti. Ir kitas komplektukas yra jau man, tai čia yra du pampiai man. Jeigu bėgtų vandenys, kad galėčiau užsidėti, arba jau deda po gimdymo pačio, tai dėl to įsidedu porą. Ir vienkartinį rankšluostį. Čianais yra tikrai mano labai rekomenduojamas dalykas įsigyti, tikrai palengvina viską pirmam dienom, tiek pačiai, tiek vaikui. Tai aš juos esu susikarpiu čianais tokias mažiukus, tam, kad jie būtų naudojami grinai atvėsinimui, tai kad juos galima būtų šlapinti su vandeniu, dėti ant kaktos ar čianais kažkur, kai jau būna pats smagumas gimdyme. Ta patį darėm ir praeitą kartą ir labai pasiteisino. Aišku, galima naudoti ir kažkokius tiesiog paprastus rankšluosčius, kažkokias, nežinau, medžiagos kažkokius gabalėlius, bet man tokiose vietose labiau patinka vienkartiniai dalykai, panaudoji, išmeti ir problemų nematai. Čia yra kirpėjų vienkartiniai rankšluosčiai, jie yra šiaip gana skirtingi. Šį kartą aš nusipirkau kitokius, negu kad buvo pirmą kartą. Pirmą kartą atsimenu, kad buvo storesni, šį kartą pasirinkau švelnesnius tiesiog paliesti. Tai nežinau, ar jie taip pat gerai sugers drėgmę, bet turėtų būti viskas čiki. Kitas dalykas tai vanduo, būtent su tokiu snapeliu, nes žymiai patogiau yra gerti tokioj situacijai, negu kad tiesiog iš paprasto buteliuko. Tai pasižiūrėkit, kad būtų gertuvėlė kažkokia, arba galima tiesiog pasiimti ir savo kažkokią gertuvę, bet kaip ir sakau, vienkartiniai dalykai man tokias vietose patinka labiau. Dar ko čianais nėra ir ką aš pasiimsiu prieš pat važiuojant, tai ką aš dabar esu pasidarius šiaip, tai pasirašius į nautus sąrašiuką, kad kai jau prasidėjęs veikla, suprasiu, kad jau reikia važiuoti, pagal tą sąrašiuką susidėčiau viską, ko trūksta. Tai tie visi dantų šepetėliai, kosmetika, pakrovėjai ir taip toliau, kad nieks nepasimirštų ir paskui nereikėtų kažkam vežioti man pirmin atgal tų daiktų.
Tai ką aš norėsiu pasiimti būtent į gimdyklą, tai galvojam pasiimti kompą arba Urimo arba Mono arba planšetę tiesiog, nes galbūt pažiūrėsim kažkokį serialą ar kažką, aišku, čia niekas nežino, kaip ta veikla vyks, su Marku pakankamai greit man viskas vyko, bet gal norėsis kažką pasižiūrėti ir taip pat pasiimsiu ausinės belaidės, nes praeitą kartą nieko, aš vis nebuvau pasiėmus tokių dalykų, bet šį kartą galvoju, kad visai norėsiu paklausyti jau tų rimtesnių sąrymų metu, būtas padės šiek tiek susitelkti, atsiriboti ir taip toliau. Tai žiūrėsim, ar pasteisins ar ne, bet šį kartą planuoju įsidėti. Užkandžiai. Tai šiaip įsidėjau pakelį sausainių, bet labiau su tikslu ne, kad aš juos valgysiu, jeigu viskas kažkaip, nežinau, netikėtai užtruktų. Tai Aurimas, kad galėtų užkąsti, bet nei aš, nei jisai nevalgėm praeitą kartą gimdykloje. Kaip dažniausiai nelabai ir leidžiama, kadangi neaišku, ar nereikės operacijos, bet būna, kad kartais pritrūksta energijos ir norisi kažko saldaus. Man nieko nesinorėjo gimdykloje, bet sakau, dėl viso ko įsimetu, paskui jeigu ką, persidėsiu pas save tiesiog palatoje į lagaminą, nes saldėsiu pirmom dienom, tai tikrai labai norėjusi, net ne pirmom dienom, pirmais mėnesiais ten belė kaip tie sausainiai eidavo į trasą. Toliau perinam prie daiktų į palatą, jau po gimdymo. Tai irgi lygiai taip pat į šitus maišelius viską susiruošiavau, tai čia yra tie patys vienkartiniai rankšluosčiai, juos naudoju tiek vaikučiui nusausinti po plovimo, tiek savo, nes tikrai nesinori kažkokio normalaus rankšluosčio naudoti po gimdymo. Vaikučiui irgi šiaip yra labai patogu, kadangi tas mekonijus yra pakankamai lipnus ir tenais jį nuplauti, nuvalyti buvo reikalų, tai labai pasteisino tie rankšluosčiai, jų tenais būna nemažai pakelė, tai paskui ir tom pirmais mėnesiais, gal ne pirmais mėnesiais, bet pirmą mėnesį, pirmom savaitėm labai pasteisino ir namuose, kai ten tų kakojimų būna N+K. Toliau paklotėlį, kiek aš jų įsidėjau. 7. Tai 7 greičiausiai neprireiks, bet dėl viso ko įsidėjau daugiau, nes praeitą kartą būtent paklotėlių ir drabužėlių man pritrūko, nes nežinau, gal su mergaitėm bus kitaip, nes dabar laukia mergaitės, bet su Marku būdavo taip, kad kiekvieną rytą ateidavo vizitacija, jį ten pilnai išrengdavo, bambytę valydavo, viską apžiūrėdavo ir tada palikdavo man jį aprengti, tai dažniausiai, kol aš jį aprengdavau, įvykdavo avarija ir susigadindavo tiek drabužėlių komplektas, tiek šitas vystymo žodžiu paklotas, tai dėl to šį kartą įsidedu daugiau tiek to, tiek to. Labai patogus dalykas, šiaip tie, kas važiuojat su mašina ir ne vienos būsit ligoninėje, tarkim su vyru dažniausiai su pirmagimiais tai būna, įsidėti tokius kažkokius papildomus dalykus į atskirą maišiuką ir jį pasilikti mašiną. Tai pavyzdžiui, įsidėti daugiau sauskelnių tiek savo, tiek vaikui, tų vienkartinių rankšluosčių, paklotukų, nu žodžiu, visokių tokių dalykų. Reikalui esant, jeigu pasibaigia tie, ką esat pasiėmę į pačią palatą, vyras gali nueiti iki mašinos ir pasimti. Tai mes praeitą kartą šitaip darėm, pritrūko sauskelnių, man atrodo, dar paskui. Tai Aurimas nuėjo atnešti, nu žodžiu, tikrai labai patogus dalykas ir sprendimas, kas turėsit mašiną šalia. Toliau irgi maišelis, tai kad jau nebeužsidarantis sauskelnės vaikui, tai įsidėjau čia, man atrodo, apie 30 vienetų, gal kokie 26-28, pagal planą turėtų užtekti, bet jau ką kažkas priveš, ir šiaip man atrodo, kad dažniausiai ligoninės padovanoja bent vieną kažkokią brendo mažą pakelį sauskelnių, tai jau ką panaudosim tas. Šį kartą lygiai taip pat kaip ir su Marku pradžiai pasirinkau Mūnių sauskelnes, nors kas sekat mane Instagram'e, žinot, kad bendradarbiauju su kitu brendu, bet jie tokių mažų sauskelnių net ir neturi. Tai pradėsim nuo Mūnio, paskui žiūrėsim, prie ko pereisim. Kas man patinka, kad čionais yra iškirpta toksai dalykėlis bambytei, tai jeigu vaikas pakankamai aukštas, gaunasi pats tas iškirpimas, netrukdo tam tokiam segtukui, kurį uždeda. Bet aišku, jeigu tokio iškirpimo nėra, galima tiesiog užlenkti šiek tiek tas sauskelnes ir tikrai nėra čionais jokios problemos. Sekantis maišelis, maišelių karalystė, yra su merliukais, papildomom kojinytėm ir papildoma kepurytė. Jeigu išsikeptume žodžio ar kažkas, tai šiaip, kai laukiausi Marko, man atrodė, kad patogiausiai yra tie tokie dideli merliukai, nes juos gali panaudoti tai ten daugiau dalykų, net ir, tarkim, pas mus, kadangi yra šunis namuose ir net ir ligoninėje aš tą patį dariau, paklodau tą merliuką ir paguldydavau vaiką, kad būtų ant švaraus pagrindo paguldyta, bet draugas sakė, kad labai apsimoka ir maži merliukai labai patogu naudoti, tai iš tikrųjų tikrai mums jie paskui ateityje labiau ir pasiteisino, nes galvytei padėti užtenka ir tokio mažo merliuko, nu, tarkim, pakloti, padėti kažkur ant lovytės. Ir Markas, kadangi tikrai nemažai atpilinėjo, tai po kiekvieno žindymo vos nebūdavo, kad toks susigadina, tai jį dėdė skalbti, pasiėmė kitą mažą ir
patogus dalykas, arba kažkur, kai varydavai, tai iš karto įsimesdai ten kokius 5 ir patogiau mažiau vietos užima negu kad tie dideli. Tai pasiėmiau dabar irgi vieną didelį, 2 mažus. Manau, kad man tikrai pradžioj jų užteks, nei kažkokio atpilinėjimų, nei kažko neturėtų būti. Ir jau greičiausiai, man atrodo, 2 paskutiniai maišiukai, tai yra su podžiais ilgom rankovėm ir su šliaužtais. Tai kaip ir sakiau, kadangi praeitą kartą mums neužteko jų, šį kartą pasiėmiau daugiau, man atrodo, čia gaunas 5 komplektai. Su Marku, jei neklystų, vežėmės 4, bet jų neužteko, bet mus ir ilgiau laikė, vieną dieną ilgiau ligoninėje, nes Markas gimė su padidėjusiu CRB, tai antradienį jisai gimė, laiko šiaip, man atrodo, 2 paras įprastai, tai turėjom pagal viską išvažiuoti 4-dienį, bet išvažiavom 5-dienį. Tai namo jau jisai važiavo su pateptai šiek tiek drabužėliais. Tai aišku, čia ne kažkokia didelė problema, bet kad nereikėtų kažkokiais papildomais skelbimais užsiimti ligoninėje, tai jau geriau pasiimti daugiau. Tada dar vienas pakelis sausainių, tikrai žinau, kad reikės, norėsiu užkandžiauti ir ypač saldėsiu bele kaip. Tai įsidedu drėgnas servetėlės, nemanau, kad aš jas naudosiu, čia labiau galbūt savo, negu kad vaikui, nes šiaip visą laiką plauname užpakaliuką ir manau, kad tą darysim ir toliau, bet dėl viso ko įsidedu, sakau, kaip ir manau, kad labiau čia man reikės negu kad vaikui. Toliau labai seksi dalykas, sauskelnės man. Tai iš viso pakelį 10 vienetų, 2 į gimdyklą keliauja, 8 į palatą. Net nepamenu, kiek aš naudojau jų su Marku, bet man žymiai labiau pasteisino sauskelnės negu kad tos medžiaginės kelnaitės, nors pritakar galvau, kad sauskelnių man čia labai daug nereikės, labiau bus patogiau kelnaitės, bet, man nebuvo, galbūt priklauso nuo to, ką pataikai nusipirkti, nes yra vis tiek jos skirtingos, bet sauskelnės buvo žymiai patogiau, jos man neišsitampydavo, nieks neatsiklijuodavo, kaip pavyzdžiui, tas vis tiek kelnaitės turi dėti dar klijuoti į klotą, tai tas įklotas ir paslankėdavo ar kažką, o sauskelnės užsidedi ir ramu, tiek nakčiai, tiek dienai, tiek nuėjus tualetą, nusiemi, vėl gali užsidėti, tikrai žymiai patogiau. Tai pradžioje tikrai naudosiu sauskelnes, o vėlesnėm dienom nusipirkau irgi kelnaitę. Šiaip iš tikrųjų pirkau jas labiau dėl to, kad planavau nusipirkti šaldančius įklotus. Yra toks dalykas, vienkartiniai šaldančiai įklotai yra ir ne vienkartiniai, bet nežinau, su ne vienkartiniais aš neprasidėčiau. Vienkartinius buvau nusižiūrėjus, bet kiekvieną kartą, kai norėtų susimesti didesnį krepšelį, kai dar nebuvo visko susipirkus, būdavo jie sold out. Tai galvojau, kad vis palauksiu, bet galiausiai viską susipirkau ir dabar vien tik dėl jų nenoriu daryti užsakymą, tai manau, kad išsisuksiu iš abiejų. Galvojau, kad tiesiog bus paprasčiau man juos klijuotis į tokias vienkartinės kelnaitės, jas nusimti paskui ir išmesti, bet panaudosiu šias, kaip ir sakau, tiesiog klijuojant paprastus žodžių paketus patapo visko. Iš drabužių savo šiaip nieko ypatingo nepasiemu, naktinukų paskui aš jau nebenaudojau po gimdymo palatoje. Man iš tikrųjų ten buvo karšta, nes Markas gimė vasarį, dabar gimdysiu gruodį, tai manau, kad irgi palatose bus šilta. Tai tiesiog pasiemu tas pačias neštuminius šortus timpas tokias, nes žinau, kad iškart po gimdymo pilvas niekur nedings. Porą žindymo liemenėlių, tokius panašius marškinukus atsegamus, bet kiek pamenu, aš tiesiog visą laiką praleidau su timpom ir su žindymo liemenėlė, tai manau, kad šį kartą nieko kažkokio labai kitokio ir nebus. Dar vienas dalykas, kurio čia nėra, kol prisimenu noriu pasakyti, nes ir pati pamiršau įsidėti ir dabar įsirašiau savo notus, kad nepamirščiau, tai buteliukas apsiplovimui, toks specialus yra su tokiu snapeliu. Dušelis mini, kažkas ten žodžiu taip vadinasi, tai tikrai paguglinus surasit. Labai patogus dalykas, po gimdymo pasinaudojus kiekvieną kartą tualetu reikia apsiprausti, tai kad nereikėtų kiekvieną kartą nusirenginėti, ten pilnai lipti dušą ir taip toliau. Labai patogu yra su tuo buteliuku viską pasidaryti, tai būtinai reikės ir man įsidėti ir jūs nepamirškit. Ir perinam prie paskutinių dalykų, tai klogim putos, naudojau jas ir su Marku, tai yra intimios higienos putos. Toliau ibupromas, tai turbūt gan įprastas dalykas matomas gimdyvės krepšelyje, bet praeitą kartą man labai pasiteisino, kadangi buvo ir kirpimas ir šiek tiek plyšo per dar tą pačią vietą, nes Marko galvytė buvo pakankamai didelė. Didesnė, negu kad gydytojas tikėjosi, tai žodžiu, pagimdymą aišku duoda ligoninė, jeigu norit žvakutes, bet man pagimdymo jau nieko nesinorėjo niekur ten dėtis, tai paklausiau, ar galima naudoti kažkokius tiesiog vaistus gerimus, pasakė, kad rasti galima ibumetiną, ibupromą ir taip toliau, tai iškart įsidedu, kad paskui nereikėtų važinėti į vaistinę.
Taip pat įsidėsiu ir paracetamolio, nes jisai vis tiek yra švelnesnis ir biški draugiškesnis organizmui, galbūt ir jisai padės. Toliau, tokios servetėlės dezinfekcinės. Specialiai viską palieku pakeliuose tam, kad jeigu ką galėtumėt pasiieškoti, jeigu norėsit, po to aš viską tiesiog išimsiu, aišku, ir įsidėsiu, kad užimtų mažiau vietos. Tai irgi labai pasiteisinis dalykas valyti bambytei. Žinau, kad yra prieštaringų nuomonių, vieni sako valyti su virintu vandeniu, kiti su dezinfekcinėm servetėlėm. Mes valėm su servetėlėm šitom ir valysim ir šį kartą. Tai labai patogu, kad jos yra supakuotos po vieną, nieko nereikia puškalioti ar daryti. Tikrai patogu naudoti. Toliau, bele koks geras dalykas. Kas natūraliai gimdysit, tikrai rekomenduoju įsigyti iš anksto. Bele koks pagelbėjimas buvo. Purškiklis skirtas, žinot, kuriai vieteliai po gimdymo. Tai galima naudoti net ir ant siūlių ir ženkliai pagerina diskomfortą. Jos yra šiek tiek ir tokios kaip ir šaldančios, tai tikrai dėl to ir nusprendžiau, kad tai vis dėlto tų įklotų šaldančių neimsiu, užteks man šito. Nu, bele koks geras dalykas jisai būdavo. Ir labai pagelbėjo. Sekantis dalykas – lemputė. Šita yra iš Ikėjos. Tokią pačią turėjom ir su Marku, kažkur mes ją nukišom paskui eigoje. Nežinau, man atrodo, kad kažkurioje kelionėje būsim palikę. Ir po to nebenaudojom, bet pradžioj mes net nežinojom, kad tokio dalyko reikės, tai ligoninę nesivežiau. Šį kartą jau vežuosi iš karto į ligoninę, nes tiek žindymo pradžioje, kol dar vaikutis nemoka normaliai apžioti krūties, tiek kol ir pati, kol ten prisimeni ir ten išmoksti, kaip ją įdėti, viską norisi daryti šviesoje. Tai tokia maža lemputė tikrai pagelbėja, jinai kažkiek laiko šviečia. Neatsimenu, kiek paspaudė, kažkiek laiko šviečia ir paskui pati išsijungia, jeigu ką. Kitas dalykas, kas man buvo su Marku, nežinau, kaip bus dabar, bet galbūt čia, kas irgi ilgai laukite savo vaikelio, patyrėt kažką panašaus ir mane suprasti, galbūt ir kitos, kurias nelaukėt ilgai patyrė tą patį. Tai ilgą laiką aš negalėjau tamsoj tiesiog su Marku ramiai miegoti, man reikėjo jį visą laiką nuolat matyti. Tai tarkim, grįžę namo mes drabužinį būdavom įjungę šviesą, arba aš turėdavau visiškai padėti ranką ant jo, kad jausti, kad jis kvėpuoja ten ir taip toliau. Ligoninėje mes miegojom tiesiog su švieselio, kur tenais yra virš galvos, bet tokia pakankamai ryški ir tikrai trukdydavo miegoti, manau, nors iš tikrųjų su miegu aš ir taip turėjau problemų po gimdymo, nes, nežinau, buvo man šiek tiek pavažiavęs stogelis. Tai šį kartą pasiėmau iš karto į ligoninę ir žinau, kad tikrai pasiteisins. Ir paskutiniai dalykėliai tai yra krūtiniai. Tai lanolino tepalas, turbūt niekam jau čionais ne naujiena. Jisai šiek tiek padeda nuimti, ne šiek tiek, tikrai padeda nuimti diskomfortą pradžioje žindymo. Jeigu nepasinaudoja, tai žinokit, kad galite jį sunaudoti ir kaip vazeliną. Labai gerai drėkina lūpas, kaip tokia lūpų kaukė vos negalim panaudoti. Tai aš nusipirkau vėl tokios pačios firmos, mažą pakeliuką, su Marku lygiai tokį patį mažą pirkau ir po to dar naudoju ir lūpam, nereikėjo. Tai nežinau, ar tiesiog pasisekė, kad jisai kažkaip pakankamai gerai tą krūtį paimdavo, ar man pavykdavo ją gerai įdėti, nes iš tikrųjų pas jį ir pasitėlis buvo prisektas ir mes po to įkirpam, bet labai kažkokių didelių problemų su žindymu aš neturėjau. Tai ką aš dar dariau, naudojau šitus kompresus, pasiėmiau dabar tik vieną dėžutę, jeigu reikės nusipirksiu daugiau, kad tiesiog paskui negulėtų ir nereiktų išmesti, nes po Marko nemažai ir išsimetė, nors ir draugai perdaviau ir dar kažkiek buvau pasilikus, bet dabar, žodžiu, pažiūrėjau, kad pasibaigė kaip tai galiojimas prieš mėnesį, tai kažkaip nesinoriu naudoti, teko išmesti, tai čia pakelį kiek yra 12 vienetų, tai realiai 6 kartams. Tai ką aš dariau su Marku, aš net nelaukiau jokio diskomforto, kiekvieną kartą po žindymo iš karto užsidėdavau šitus kompresus. Tai jie ir tokie vėsinantis, ir apramina, žodžiu, tą visą krūtinę. Ir, kaip ir sakau, jokių nukramtimų ar kažkokių tokių dalykų nepasitaikė. Aišku, sakau, gali būti, kad man tiesiog pasisekė, bet tikrai geras dalykas buvo. Jau, ką sakau, nusipirksiu dar kartą ir tikrai rekomenduoju įsigyti, kas dar tik tais pirmą kartą važiuosit gimdyti. O taip atrodo. Ir vos nepamiršau įklotėlį į liemenėlę, tai pradžioj negaliu sakyti, kad ten jų labai reikia, dėl to, kad ten labai stipriai kažkaip bėgtų pienas, nes ypač pirmą kartą, kol ten viskas užsikuria, dažniausiai būni namuose, bet vien dėl to, kad, pavyzdžiui, tie kompresai, jie yra tokie drėgni, tai nesinori dėti tiesiog į bendrai liemenėlę, nes paskui sušlaps ir pati liemenėlė, tai vien dėl to patogu šitus turėti. Ir šiaip nedaug vietos užima, tai geriau įsidėti, negu kad
paskui prireiks ir neturėti. Tai nusipirkau tokius pačius kaip ir praeitą kartą. Philips Avent šitie, pakankamai gerai jie laikosi, prisiklijavę, neatsiklijuoja. Patogus yra naudoti, tai va. Atrodo, kad jau viską kaip ir parodžiau, papasakojau, jeigu kažką pamiršau ir prisiminsiu redaguodama, tai parašysiu arba apačioje, arba čia kažkur paliksiu komentarą, bet man atrodo, kad kaip ir viskas. Jeigu jūs turit kažkokių labai pasiteisinų dalykų po gimdymo, tai irgi galite parašyti komentaruose, kitos mamytės pamatys, gal dar aš spėsiu pamatyti. Na ir viskas, turbūt atsisveikinu, negaliu žadėti, kad susitiksim greitai kitą kartą, nes gyvenimas dabar yra maks įtemptas. Labiau tikėtina, kad susitiksim Instagrame, negu kad čionais, bet tikrai esu labai pasiilgus video filmavimo. Tai jeigu bus tik tais galimybės, bus laiko, tikrai manau nufilmuosiu ir dar kokių video ateityje. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.